Pirmasis Petro laiškas. Pirmas skyrius. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, ateiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems iš ankstinių Dievo Tėvo numatymų, dvasios pašventinimu, kad būtų klusnus ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tepadaugėja jums malonė ir ramybė. Tebūnie palaimintas Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mums gyvai vilčiai, nenykstančiam, nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apreikšti paskutiniuoju laiku. Tuo džiaukitės, nors dabar jį reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose, kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors nesate jo matę, tikėdami jį, nors neregėdami, džiaugiatės neapsakomu ir šlovingesniu džiaugsmu, gaudami savo tikėjimo siekinį sielų išgelbėjimą. Šito išgelbėjimo ieškojo ir kruopščiai jį tyrinėjo pranašai, pranašavę apie jums skirtąją malonę. Jie tyrinėjo, kurį ir kokį laiką skelbė juose esanti Kristaus dvasia, iš anksto paliudijusi apie Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne savo, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per skelbusius Evangeliją šventąją dvasia, pasiųsta iš dangaus. Į tai trokšta pažvelgti angelai. Todėl susijuosę savo proto strėnas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliams. Bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukia, taip ir jūs, būdami šventi, visu savo elgesiu, nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieną darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu, žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, sidabro ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais laikais jums. Per jį įtikėjusiems Dievą, kuris prikėlė jį iš numirusių ir suteikė jam šlovę, kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu. Nuskaidrinę savo sielas, klusnumu tiesai per dvasią, dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai, iš tyros širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos, gyvu ir amžinai pasiliekančiu Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas, žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra, bet viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra jums paskelbtas Evangelijos žodis. Antras skyrius. Taigi atmetę visokį blogį, visokią klastą ir veidmainystės, paviduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui. Jeigu tikrai paragavote, koks viešpats yra maloningas, ženkite prie jo gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai dedu Sione kertinį akmenį, rinktinį, brangų, ir kas tiki jį, nebus sugėdintas. Tad jums, kurie tikite, jis yra brangus, o nepaklūstantiems, tas statytojo atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio. Tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytieji žmonės, kad skelbtumėte dorybes to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradė.
Mylimieji, maldauju jūs kaip svečius ir ateivius, susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad ir nors dabar jie šmeižia jūs kaip piktadarius, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievo aplankimo dieną. Būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpatės, tiek karaliui kaip vyriausiajam, tiek valdytojams kaip jo pasiustiems bausti piktadarių ir pagirti geradarių. Mat tokia yra Dievo valia, kad darydami gerą, nutildytume neprotingų žmonių neišmanimą. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kuriems laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių. Tarnai, su visa baime būkite klusnūs šeimininkams, ne tik geriems ir švelniems, bet ir rūstiems. Tai malonė, jeigu kas pažindamas Dievą pakelia skausmus, nekaltai kentėdamas. Menka garbė, jei jūs kantrus, kai esate plakami už nusikaltimus, bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami Dievo akise, tai verta pagirimo. Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos, šmeižiamas neatsakė tuo pačiu, kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisė teisingai. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Jūs buvote tarsi klaidžiojančios avis, o dabar grįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Trečias skyrius. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. Matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir Dievo baimingumą, tegu puošia jūs ne išorė, supinti plaukai ar aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai, bet paslėptas širdies žmogus, nenykstanti, romi ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akise. Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moteris, kurios turėjo vilti Dieve, būdamos klusnios savo vyrams. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterėmis, darydamas gerą ir nebijodamas jokių bauginimų. Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. Galiausiai visi būkite vienaminčiai, užjaučiantis kitus, mylintis brolius, gailestingi, nuolankus. Neatsilyginkite piktu už piktą, ar keiksmu už keiksmą, bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis nusigrėžia nuo pikto ir daro gero. Te ieško ramybės ir tesiveja ją. Viešpatės žvilgsnis lydi teisiuosius, o jo ausis girdi jų maldas. Bet viešpatės veidas prieš darančius piktą. Kasgi jums pakenks, jei uoliai darysite gerą? Bet jei jums ir tektų kentėti už teisumą, jūs palaiminti, jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Šventu laikykite viešpatį Dievo savo širdise, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiajam apie jumise esančią viltį, romiai ir pagarbiai, turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantis jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti. Geriau, jei tokia būtų Dievo valia, kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą. Beje, kūnų numarintas, bet atgaivintas dvasia. Jis nužengė žemyn ir skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kurią nedaugelis, tai yra 8 sielos, buvo išgelbėtas vandeniu. Ir mus dabar gelbsti tų įvykių vaizdinys, krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet grynos sąžinės atsakas Dievui per prisikėlimą Jėzaus Kristaus, kuris įžengęs į dangų yra Dievo dešinėje, jam yra pavaldus angelai, valdžios ir jėgos. 4 skyrius.
Kadangi Kristus kentėjo kūnu už mus, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi, nes kentėjęs kūnu pametė nuodėmę, kad likusi laiką kūne gyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Gana, kad praėjusią laiką buvome pasidavę pagonių valiai ir gyvenome gašliai, gydulingai, girtokliavome, užėmė, potavome ir pasiduodavome bjaurioms stabmeldystėms. Todėl jiems stebėtina, kad jūs nebebėgate kartu su jais, pasinerti į tą patį ištvirkavimo sūkurį ir jie piktažodžiauja. Jie turės duoti apyskaitą tam, kuris pasiruošęs teisti gyvuosius ir mirusiuosius. Todėl buvo paskelbta Evangelija ir mirusiems, kad jie nors ir nuteisti kūne, kaip žmonės gyventų dvasia kaip Dievas. Visų dalykų galas arti, todėl būkite sveikos nuovokos ir budėkite melsdamiesi. Visų pirma, karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių. Būkite tarpusavėje svetingi be murmėjimo, tarnaukite vieni kitiems kaip geri, visokiojopas Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąją dovaną. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius, jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas, jam šlovė ir valdžia per amžių amžius. Amen. Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte linksmintis džiūgaudami. Jei jūs užgaulioja dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti. Nešlovės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Jų jai keikiama, o jūsų šlovinama. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis, besikišas į kitų reikalus. Bet jei kenčia, kaip krikščionis tegul nesigėdija, o te šlovina dėl to Dievą. Nes jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Ir jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos. Ir jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidės bedievis ir nusidėjėlis. Todėl tie, kurie kenčia pagal Dievo valią, te paveda savo sielas jam, ištikimajam kūrėjui, darydami gerą. 5 skyrius. Jūsų vyresniuosius raginu aš, irgi vyresnysis bei Kristaus kentėjimų liudytojas, ir šlovės, kuri bus apreikšta dalininkas. Ganykite pas jūs esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nešvariaus pelno, bet uoliai. Ne kaip viešpataujantis jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžių kaimeniai. O kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką. Taip pat jūs jaunesnieji būkite klusnus vyresniesiems ir visi paklusdami vieni kitiems apsivalykite nuolankumu, nes Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Meskite ant jo visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs ir budrus, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje, o visokiojopas malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. Jam šlovė ir valdžia per amžius. Amen. Per Silvaną ištikimai broli, tokiu jį laikau. Aš jums trumpai parašiau ragindamas ir liudydamas, kad tai ir yra tikroji Dievo malonė, kurią jūs pasitikite. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilonė ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje Jėzuje. Amen.